Sveiki, aš Kęstutis Lekeckas, Harman kūrybos vadovas. Šiandieną pamokinsiu, kaip užrišti tradicinį Vindzoro mazgą. Kaklaraiščio ilgis nustatomas taip, kad jis turi būti ilgesnis maždaug per 1,5 sprindžio už reikiamą dalį. Tada platesnė kaklaraiščio dalis dedama ant siauresnės, jinai apsukama ir perrišus, apvyniojus platesnę dalį apie mazgą, susidarius dalis, perkišama per susidariusią kilpą ir belieka užveržta. Mazgas gaunamas šiek tiek įstrižas, kas taip pat turi papildomo šarmo. Tinka įvairių storių kaklaraiščiams. O klasikinis, tradicinis Vindzoras rišamas kaklaraištį prailginus maždaug per 2 sprindžius. Pati rišimo pradžia tokia pati, platesnė dalis dedama ant siauresnės, kuri apsukama. Tada perkišus kaklaraištį po apačią dar kartą apsukama kita plonoji dalis ir sudarius gražią kilpą, per ją perkišama platesnė kaklaraiščio dalis. Susidaro pakankamai didelis, platus mazgas, todėl netinka labai storiems kaklaraiščiams. Sėkmės rišant kaklaraištį, iki kitų susitikimų.